Labas vakaras, merginos, labas vakaras, visas pridedu. Rašykit savo komandos merginom, kvieskit market partnerės ir nevėluokit, nes mes turėsim labai ribotai laiko. Ir Kas jungiasi jau vėluoja. pasistengsim iš tikrųjų viską susakyti per trumpą laiką ir jeigu mums dar liks laiko, tai gal bus kokie klausimai papildomai. Kvieskit savo mergaitės, jau pasakėt, labas vakaras, čikitos. Čikita. Na, jau pasiruošusios. Mes visada pasiruošusios. Visos Labai turbūt, kad gerai. susijungia, tai tikrai visada pasiruošusios. Nu, čia bus smagu. Tai tikrai pasilikit iki galo, nes pačiam gale duosiu tokį nerealų dalyką. Nustebinsiu jumis. Tai va, stebinsiu. Tai pasilikit iki galo būtinai. Gabrielė, nenervuok, netampyk liūtą už ūsų. Ne, viskas, kas geriausia, paliekam galui. Nu, iš tikrųjų, tai viskas čia yra labai gerai. Tuoj pamatysit viską. Intrigą išlaikom. Žodžiu, aš dar pridedu, bet mes duodam dar 1 minutę gerai prisijungimui, kad būtų. Dalinkitės kaip virusas, dalinkitės į savo čatukus, į savo komandą, kvieskit visas šiandieną susijungti, nes realiai rugpjūčio mėnuo yra toks karštas, kuris gali pakeisti, žinokit, merginos, tikėkit, gali pakeisti kiekvienos iš jūsų gali pakeisti dabar realiai gyvenimą, galiu sakyti taip. Nežinai, kas gali šoktelti ir kas gali pasikeisti ir tavo komandoje, ir tavo klientų sąraše, kas gali pasikeisti būtent per visą rugpjūčio mėnesį. Nes tokios galimybės, aš dar tokių galimybių realiai nežinau, ar 1 mėnesį tiek buvo daug. Mano tiesiog protas nelabai supranta, reikia dar kartais laiko, kad susivokti, kas vyksta šitoje kompanijoje. Net man, senai jau esančiai 7 metai šioje kompanijoje. Tai va. Gerai, dar minutę ir įrašas bus, bet visada geriau dalyvauti gyvai, todėl kad ir klausimą galima užduoti ir iš karto, kai sako kažką nugirsti ir iš karto gali užsirašyti, kad nereiktų švaistyti laiko įrašams peržiūrėti. Ar dar jungiasi kas nors, ar jau galim pradėti? Jungiasi dar. Labas vakaras, matau sveikinas, tai jungiasi. Gerai. Kiek čia jau mūsų yra? 50, matau 50. Labai gerai. Būtų smagu, kad kas galit, susijunkit kameras, visos kas galit. Nu, va, kol kas taip. Kad kuo daugiau mūsų veidukų būtų. Ką, pradedam? Pradedam, jo. Tai ką, sveikos merginos, labas grožiai. Ir ką, mes startuojam su naujų mėnesių, su nauja banga, su nerealia banga. Tokios bangos tikrai nėra buvę, kaip ir Rita minėjo, dar aš taip nesu mačiusi, kad kompanija tiek duotų, kiek yra padėta būtent šį mėnesį ant stalo, kiekvienai, tiek senai, tiek naujai, kurios naujos prisijungėt, kurios tik pradedat verslą ir tom pačiom, kurios ir senbuvės, taip pat ir mums. Tai kas darosi šį mėnesį, tai mes stengsimės pristatyti kuo greičiau, bet jeigu merginos kils kokių klausimų, drąsiai rašykit į čatą, klauskit, turėsim laiko, būtinai atsakysim. Ką aš noriu pasakyti? Nuo šiandien mes startuojam galingai, nes kažkodėl tai visos užmigot iš po praeito mėnesio. Taip, spardėtės praeitą mėnesį, o dabar visos miegat. Tai ką, miegam ant laurų, ne velnio. Pagavo momentuvą ir mums reikia lėkti kur tik į priekį, merginos. Nestabdom, jokiais būdais nestabdom, nes kas įvyksta, kaip mes sustabdom, viskas sustoja. Jeigu tavęs nėra, verslo nėra. Mūsų parduotuvėje, mūsų verslas kiekvieną mielą dieną atviras.
nesvarbu ar pirmadienis, ar sekmadienis, ar penktadienis. Ir kas vyksta šį mėnesį, jeigu nieko nedaryti ir nepasiimti tai, kas yra padėta ant stalo, tai turi būti tikra beprotė. Dabar pasakysiu tiesiai šviesiai, turi būti išprotėjus, kad nepasiimti. Merginos, pagalvokim dabar, ne? Daleiskim, tokį kaip pavyzdį duosiu. Ateini į darbą ir sako, va, tau duodu 10 dienų, padaryk tą ir tą ir tą, ir tu gausi 1500 eurų. Per 10 dienų. Jūs įsivaizduojat, per 10 dienų, ir aš nešneku, kad tenais dirbti kaip padavėja, ar dirbti kokį sunkų darbą lauke, ne, arba dar kažką, tai ar šiltnamiai, ar nesvarbu, kokį darbą jūs dirbat. Mūsų darbas, jisai yra tikras malonumas. Mes plaunam galvas, mes edukuojam žmonės, mes rodom, ne, kaip galima užsidirbti tuos 5 atlyginimus per mėnesį. Ir tai yra realu. Aš realiai gyvenu iš to, Rita gyvena iš to, Jurgita gyvena iš to. Mes daug kas, ne, užsidirbam čia, ateinam ir užsidirbame kiekvieną mėnesį tiek, kiek mums reikia ir kiekviena galim. O šį mėnesį mes galime užsidirbti netgi 4 kartus daugiau negu įprastai. 4 kartus daugiau. Tai kodėlgi mums to nepasiimti? Tai mes pradėsim nuo Ritos ir nuo pačio didžiausio grandiozinio būtent pasireiškimo ir kas vyks mūsų kompanijoje būtent iki 15 mėnesio dienos, tai yra be galo karšta. Tai dabar visos norėčiau, kad įsiklausytumėt būtent apie ką nori Rita papasakoti mums. Tai visų pirma, iš tikrųjų pasakysiu taip, kad welcome back to the start. Visos, čia žinokit, realiai visom. Nesvarbu, kada tu prisijungiai, ar tu prisijungiai prieš kelis metus, ar tu prieš mėnesį, ar tu prisijungiai šį mėnesį, ar Liepą, visoms tai galioja. Merginos, iki 15 dienos kompanija Monat davė kiekvienai šansą startuoti labai greitai ir pasimti, vat, kaip sakė, pačius geriausius bonusus. Tai yra pasiekti MMB rangą, pasiekti menedžerės rangą. Aš šiek tiek papasakosiu, kaip tą padaryti, kam atrodo, galbūt tai neįmanoma, kam atrodo, galbūt tai kosmosas. Aš labai noriu tą mitą sugriauti ir parodyti, kaip per 10 dienų jūs galite pasiekti kiekvieną menedžerės rangą. Bet svarbiausia yra tai, merginos, dabar tos, kreipiuosi į tas, kurios buvote kažkada MMB rangė, kurios buvote AMM rangė, kurios buvote MB rangė. Visoms galioja tas pats. Visoms galioja tas pats. Visos, kurios iki 15 dienos pasieks menedžerės rangą, tai yra MMB rangą, visos gaus papildomai bonusą 350 svarų arba 425 eurus. Visos, ar girdit, visos dabar galit sugrįžti į menedžerės rangą ir pasimti šitą bonusą. Naujos merginos, kurios pasieks iki 15 dienos menedžerės rangą, jos pasims dvigubai. Išgirskit mane, dvigubai. Vadinasi, 700 svarų ir 850 eurų pasiekus rangą iki 15 dienos. Kadangi mes paskaičiavom ir taip grubiai tariant, mums lieka 10 dienų. Tai dabar žiūrėkit. Aš noriu pasakyti vieną dalyką, kaip pasiekti menedžerės rangą. Tai yra labai paprastas dalykas, nes mes visos ateiname čia ir pradedame nuo pirmo rango MMP. Vadinasi, tau reikia 2 kojų. Ar ne? 2 kojų. Kaip pasiekti MMP rangą? Patį pirmąjį MMP rangą, kurį gali padaryti per vieną dieną. Ir mes turime puikių pavyzdžių, kas pasiekė MMP rangą per vieną dieną. Tai reikia 2 dėžučių, 2 aktyvių linijų ir reikia pasiekti 1200 taškų. Ar ne? Ir dabar įsivaizduokit, kai tu pasiekė MMP rangą, ką tau reikia daryti? Duplikuoti. Tau reikia vėl 2 kojų, tau reikia vėl 2 MMP mergaičių, kurios atves po 2 mergaitės ir surinks po 1200 taškų. Ir taip tu gali pasiekti menedžerės rangą. Menedžerės rangą pasiekti reikia 500 PV taškų, kas dar nežinote.
menedžerės rangą pasiekti reikia 500 taškų. 500 PV taškų tai yra tavo asmeniniai arba tavo VIP pirkimai. 500 taškų merginos tai yra tik 5 pardavimai. Per 10 dienų tik 5 pardavimai, kad tu pasidarytumai savo PV taškus. Toliau, ką reikia turėti, kad pasiekti menedžerės rangą? Tau reikia 4, kaip minimum 4 aktyvių linijų. Tai reiškia 4 dėžutės, 4 market partnerės ir iš tų 4 išsiauginti, ką aš kalbu, 2 MMP. 2 MMP ir reikia surinkti 5000 GV. Dabar merginos žiūrėkit su tais 5000 GV. Kažkam atrodys tai lyg kosmosas, bet jeigu jūs dabar tiesiog pagalvotume, kad 5000 per 10 dienų padalinus, per 10 dienų, jums reikia kiekvieną dieną tiesiog daryti po 5 pardavimus. Po 500 taškų, bet čia vienam žmogui. O jeigu tu turi komandą ir tu tiesiog pasidalini va šitą sumą po 5 pardavimus per dieną su komanda, tai tau išeitų galbūt 1 pardavimą padaryti per dieną, kad tu surinktumai tuos 5000 taškų. Neįsigaskit tų skaičių, nes tai nėra kosmosas, tai nėra, kad tau reikia padaryti pačiai vienai 50 pardavimų, ar ne? Pavyzdžiui, per 10 dienų. Tai galbūt atrodytų jau kosmosas, ar ne? Nes pažiūrėk, tu duplikavai, tu duplikavai. Jau tavo tos 2 MMP lyderės, kurios atėjo pas tave, jau jos tau pusę taškų atnešė, jos tau atnešė 2400 taškų minimum, tos 2 MMP, kai tu eini. Tai tau lieka faktiškai tik tai pusė ir tau lieka dar mažiau, nes jeigu komanda dirba, kaip Patrita minėjo, tai tu eini taškais, tai čia taškuose, tai žinokit, tikrai nežiūrėkit, nesigazdykit tų 5000. O dar iš tikrųjų idealiausia, pažiūrėkit, fokusas. 4 draugės, 4 market partnerės, 4 merginos, kurios nori su tavim bėgti ir pasimti visus tuos bonusus. Parodyk tom visom 4, kaip pasiekti MMP rangą. Tu automatiškai menedžerė tampi. Jūs suprantat, tai ne 10, tai ne 20 žmonių. Tau reikia šiaip realiai 2 kojų, bet jeigu tu 4 merginas iš esamų savo market partnerių, 4 merginas užmotyvuoji ir pasiekėt MMP rangą, tuos 4 merginos, tu automatiškai tampi menedžerė. Tai apie taškus, apie viską mes dar kalbėsim, dalinsimės, bet faktas tas, pasiekti menedžerį yra įmanoma, jeigu tu susistrateguosi ir tu tiesiog susifokusuosi, kad tau reikia susirasti 4 moteris, kad užsidegtų 4 aktyvios linijos ir iš tų 4 bent jau 2 išsiauginti į MMP rangą. Čia yra tokia duplikacija, kai sako, visą laiką yra 2 kojos. Toliau sekantis dalykas, žiūrėkit, Perfect 10 klubas. Mes turim puikų pavyzdį, mes turime Eriką, kuri padarė per 1 mėnesį Perfect 10. Padarius Perfect 10 klubą, tai reiškia, pajungus 10 market partnerių, taip, 10 market partnerių ir iš jų išauginus MMP, tu automatiškai tampi irgi menedžerė. Jūs galite rinktis variantus, arba imti 4 ir tas 4 merginas rimtai susėsti ir kiekvieną dieną dirbti ir daryti po 5 pardavimus per dieną, po 5 pardavimus visos 4 per dieną. Ir yra įmanoma padaryti tos 5000 ir įmanoma pasiekti menedžerės rangą. O dar kitas dalykas iš tikrųjų yra toks, kad pasiekus menedžerės rangą, automatiškai yra papildomas bonusas, jeigu tu darai 1 market partneris 4 web klientai, 1+4. Tu gauni dar papildomai 160 svarų arba 180 eurų. Tai faktas tas, kad, žiūrėkit, merginos, moteris, pinigai padėti ant stalo. Ar tu sieksi menedžerę, ar tu darysi 1+4, pinigai yra padėti ant stalo. Ar tu pati eisi į MMP, pinigai padėti ant stalo. Ar tu padėsi savo mergaitį kilti į MMP, pinigai padėti ant stalo. Jums tai reikia susifokusuoti ir tiesiog
pasimti tai, ką duoda kompanija Monat. O šį mėnesį, aš sakau, ypatingai tos, kurios jau esate, kurios jau turite bent keli žmonės, kurios jau buvote kažkada pasiekę MMB rangą, jums labai puikiai proga vėl sugrįžti į menedžerės ir pasimti bonusą papildomai. Toliau iš tikrųjų, aš šiek tiek dariau tokį paskaičiavimą, žiūrėkit, esamos menedžerės, ar ne, ir jeigu jūs pasieksite iki 15 dienos MMB rangą, jūs galite pasimti kaip minimum 510 bonusą, tik bonusą. Be jokių naujų market partnerių, be sponsoriavimų, tik bonusą. Jeigu jūs sugrįšit į menedžerės rangą iki 15 dienos. Arba eurai 650 eurų. Jeigu nauja, niekada nepasiekus MMB rango, tu naujai pasieksi šį mėnesį MMB rangą, tu gali pasimti vien tik bonusus 980 svarų, vien tik bonusai už rangus ir 1210 eurų. O kur dar dėžutės? O kur dar MMP jūsų sponsorio rangai? O kur dar VIP klientai? Vien tik tai jūs galite pasimti. Na ir žinoma, kai aš sakau, dar vienas dalykas, tai čia greičiausiai yra tom, kurios jau tikrai bėgsite, kurios šausite lyg raketos ir iki 15 dienos pasidarysite MMB rangą. Jums yra kitas kelias – pasiekti mentorės rangą. Pasiekti mentorės rangą, vėlgi, tai nėra didžiulis kosmosas, tai vėlgi žaidžia du žmonės. Du žmonės tai yra, vadinasi, tau reikia išauginti 2 menedžerės. Jeigu tu tapai menedžerę, tau reikia išauginti 2 menedžerės. Ir aišku, automatiškai ten yra surinkti 30 000 taškų, atrodytų daug, bet merginos, kai yra pas tave komanda, kai yra pas tave motyvuoti žmonės, kurie nori ir greitai užsidirbti, ir kilti karjeros rangais, ir pasimti viską, ką duoda kompanija Monat, tai neįmanomų dalykų nėra. Neįmanomi dalykai yra tik tai jūsų galvoje. Kompanija duoda galimybės, jums tai reikia pasimti. Dabar yra ir ta pati kelionė į Miami, čia skaitosi mentoriams. Kelionė į Miami yra paskelbta nuo rugpjūčio 1 dienos iki sausio 31 dienos. Kiekviena, kuri užsibrėž, kuri sieks, kuri darys, gali važiuoti kartu su mumis į Miami. Tai vat vėlgi yra, kaip sakoma, jūs pažiūrėkit, kiek šita kompanija duoda. Man tiesiog protų nesuvokiama. Ir esamos nenuskriaustos, ir naujoms duoda 2 daugiau startuoti būtent šį mėnesį. Tai vat iš mano pusės bus taip, perleidžiu žodį iš tikrųjų Jurgitai, ar ne dabar? Taip. Ir po to pabaigai dar pasisakysiu. Tai aš ką dar norėjau pasakyti, sveikos merginos, kad Miamis iš tikrųjų, tai viskas apmokėta, žinokit. Tai tik belieka papulti, pasidaryti ir papulti bilietai, viešbutis ir visa kita. Tai čia yra wow, iš tikrųjų, kai kelionėse pabūni ir pamatai pačios kompanijos tą kartelę, tai čia yra visiškai kas kita. Ok, dabar ką noriu jums pasakyti. Bet mačiau komentarę, kad kažkas rašė, kad dar ir mėnesio produktas ir kiek taškų. Tai žinokit, kompanijoje esu 3 metai, labai greitai bus. Tai kompanija nieko šiaip savo neduoda. Jinai visada duoda strategiškai sudėliotą planą. Ir tiems, kas mato, ir tiems, kas moka pasinaudoti visu tuo, kas padėta ant stalo ir prisitaiko strategiją, ir jau pačios turbūt pajutot, kad šitas verslas veikia tik tai su strategija. Kiekvieną mėnesį reikia strateguoti ir netgi galbūt kiekvieną savaitę, ne? Tai žiūrėkit, šį mėnesį mes turim vitamino C serumą. Aš kaip pamačiau, ką aš padariau, nes mano strategija visą laiką su mėnesio produktu, žinokit, visada veikia. Visada. Ką aš darau? Aš pirmiausia gerai pirmas kelias dienas pasidarau strateginį planą, kaip aš pristatau ir pradirbu su mėnesio produktu. Tai padarau per dieną, per kelias
galbūt jūs užtruksit iki savaitės laiko tam skirsit, išmėtysit visus ten postukus arba informaciją apie produkto veiksmingumą, kodėl jisai geriausia yra padaryti video įrašą ir paleisti savo VIP klientams, kuom tas produktas yra ypatingas ir kuo jisai gali padėti tavo klientai. Ir tada jinai žinodama taip pat visus niuansus, aš apie tai pakalbėsiu, jinai pamatysit su kiekvienu produktu, su kiekvienu arba galbūt darydama užsakymą, jinai būtinai įsidės tą produktą. Nu, patikėkit manim, nes tai yra super patrauklus, ką dabar davė mum kompanija, tai 156 PV produkto ir plus dar dovanų kuponas gaunasi, ne, VIP klientui. Tai apie tai viską papasakosiu. Dabar žiūrėkit, klausimas, ne, kaip visgi pritraukti tų naujų VIP klientų ir paskatinti savo VIP klientus apsipirkti, vat būtent įsidėti tą mūsų mėnesio produktą. Tai pirmiausia, jūs turite labai gerai žinoti, kokia yra jūsų klientė, kokia jinai yra, koksai jos yra amžius ir kokias jinai turi problemas. Va čia tai turit labai gerai išsifiltruoti. Kai žinosite, kokios yra esminės problemos su oda, ne, ir jūs kalbėsit būtent tik tai apie tas problemas, tai kas joms yra skausminga ir kas jom gali padėti, jūs pasieksit savo klientą. Pasieksit savo klientą ir būtinai reikės to produkto. Ir norės to produkto. Dabar kitas dalykas, kaip pasiekti tą gerą tokį rezultatą, kai tavo klientė įsideda, kad tavo klientė įsidėtų būtent šitą serumą į krepšelį savo. Tai kai jūs pradirbsit labai gerai, strategiškai, kuom yra naudingas, kokius rezultatus duoda prieš ir po, ir jūs paminėsit, kad svarbu labai, žinokit, nežinau, ar jūs dirbat su VIP klientais ir su jų lojalumo taškais, tai jūs galite matyti savo back office, kiek jos turi taškų ir ką jos gali su jais nuveikti ir raginti tuos taškus konvertuotis, per flagshipus nusiskaityti ir jais sumažinti savo krepšelius. Tai tada jūs atlikdamos šitą veiksmą, jūs labai lengvai savo klientėms skirsite, jos labai greitai įsidės tą produktą. Dabar žiūrėkit, dar labai svarbu pradirbti, kad jos turi trigubai gauna taškų, trigubus taškus šiam produktui, ne? Tai reiškia, kad 255 PV. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jos nuo produkto mėnesio dar gauna cashbacką 25 eurus. Ta prasme, arba eurus, arba svarus. Nežinau, kur jūsų klientų daugiau yra. Tai kas tai yra? Tai iš tikrųjų, tai jeigu produktas VIP kainuoja 85 minus 25 ir turim 60 eurų. Tik 60 eurų klientai kainuoja tokio gėrio produktas. Kaifuokit, dalinkitės, šnekėkit, dėkit aistra, nes tai iš tikrųjų, nes jeigu jūs pačios vertina tą produktą, pavyzdžiui, aš tai vertinu, žiauriai vertinu, nes kai tik jį užsitepi, jisai ir išskaistina, ir išlygina, ir išviesina, ir make-upas atrodo, wow, jūs turit pačios pamilti tą patį produktą. Ir dar nepamirškit, žiūrėkit, kas dar yra svarbu, kad jūs daeitumėt, kiekviena mes daeitume iki savo rezultato, iki MMP, MMB, kad tos linijos susidegtų. Šiandien dar ir rytoj mes turim seilus. Ir aš žinokit, labai gerai pradirbau ir šiandien Zoom'e sėdėjau, rašė klientė, irgi tą pasakau, kas ten yra, kas ten, ką ten duoda, aš ten ir serumo noriu, man ten reikia ir dovanų ir visko. Mano 2 klientės
savaitgalį įsidėjo, aš jom parekomendavau mėnesio produktą, nes leidžia. Mėnesio, išgirdot, ką Kamilė pasakė? Mes pasistengėm, kad mėnesio produktas būtų jūsų seiluose prieinamas. Tai jūs iš karto jau turit fokusuoti, ką man daryti, kaip man paruošti savo klientę, kad jinai įsidėtų tą produktą. Viskas, bingo, įsidėjo produktą, mėnesio jūs dadėjot kažkokį pieštuką, blizgiuką, rankų kremuką, arba dar geriausia iš tikrųjų, aš tai dariau didesnius krepšelius. Paakių serumas, paakių kremas arba dieninis kremas. Tai tas kremas, kurį įsidės, klientė sunaudojus tik tai 40 eurų vietoj 60, žinokit. Tai čia klientai padėsit labai ryškiai ir savo jūsų krepšeliai bus 200 iki 200, virš 200 tokios klientės. Bet klientė optiškai ir pagal rezultatą jinai labai gerai sutaupys. O jūs susidėsit labai gerus PV. Vat. Tai nepamirškit dar kam reikia. Ar žinot visos savo klienčių poreikius? Kokie yra poreikiai? Kokios yra odos? Ką joms reikia pasiekti? Dabar vasara, bet mūsų vitamino C serumas, jisai on the top. Jis visada yra. Jis visada. Tai vat. Tai šitie dalykai. Aš noriu paminėti. Ir dar ką noriu pasakyti, kad nesiciklintumėt ant nuolaidų. Vat, ne? Vat, žiūrėkit, vat, mes dabar turim, šiandien rytoj pas mus yra seilai, tai vadinasi, jau pasibaigė seilas, nu tai mes nieko ir nedarom, nieko nedirbam. Nu nedarykit to dalyko. Mes turim vitamino C serumą, žaiskit ant jo. Lygiai tas pats, ar jūs per seilą įsidėsit vitaminą C, ar jūs be seilo, bet jūsų klientai sutaupys. Jūs pamatysit dar didesnės nuolaidas jos gaus. Ir jūs turėsit super gerus PV. Mūsų parduotuvės visada turi nuolaidas, nepamirškit. Būtent, o PV merginos mums reikalingi. PV reikalingi pasiekti MMP, PV reikalingi pasiekti MMP, PV reikalingi pasiekti MM, mentorės. Visur yra PV taškai, PV GV. Esmė tokia, kad iš to susirenka jūsų ir procentai, jūsų uždarbis, jūsų komandos saugimas ir jūsų taip pat rangai. Tai vat nepamirškit visada įtraukti į ir mėnesio produktą prie savo klienčių užsakymų. Dar labai trumpai, ką noriu pridurti, kad žiūrėkit, yra pakavimo produktas, pakavimo mokesčio produktas. Tobuli produktai, Europa turi galiukų kremą kelioninio dydžio ir UK turi Glossy Shine dulksną. Tai vėlgi, vasaros to produktai, jūs visą laiką pakonsultuokit, paklauskit, ar nori, ar parekomenduokit, nes kartais būna vienos įsideda, kitos nesideda, nors ir nežino, kas ten per tas per produktas, ne? Tai visos keliaujam, bet vis tiek savo klientėm padėkim lojaliai ir sutaupyti, ir turėti produktų, ir apsipirkti gerai, ir suteikti tos informacijos. Man tas labai padeda, aš, pavyzdžiui, turiu savo klientų grupę, ten visą laiką pasidalinu, arba pasidžiaugiu, kas įsidėjo tą produktą, sakau, va, ten tą ir tą naudosi taip ir taip, užtagino, šaunuoliai įsidėjo, dabar galės džiaugtis ir taip toliau. Tai tokiu būdu paskatinu kitas savo klientes, kai jos priartėja prie produkto, ta prasme, prie krepšelio apsimokėjimo, kad jos irgi įsimestų tą produktą. Vat ir viskas. Tai iš manęs gal būtų tiek. Jurgitėlė, tu paminėjai, kad su būtent vitamino C produktą, kai įsideda, nes VIP klientai gauna žymiai daugiau taškų, tai jie gauna 25 eurų kuponą sekančiam apsipirkimui, ypatingai kai jis susideda dabar su šią akciją, nes gaunasi labai daug taškų, tai galite irgi akcentuoti, kad jeigu įsidėsi vitamino C, tai gausi taip pat 25 eurų apsipirkimo sekančiam apsipirkimui. Ir ką dar, merginos? Dar ne viskas, žinokit.
Dar yra pinigų padėta ant stalo ir tikrai nemažai. O kur mes pinigus tuos leisim, tai tikrai priklauso nuo mūsų, bet aš žinau, mes esam visos mamytės, mums visom reikia išleisti vaikučius į mokyklą, tikrai pinigėliai pravers ir tie 500 ir 6 ir 1000 ir tikrai visom pravers. Žiūrėkit, karščiausi vasaros bonusai dar šį mėnesį yra palikti. Tikrai turim pavyzdžių, kas praeitą mėnesį tai padarė ir kas tai padarė, tai jau tikrai gali pasakyti, kad jau ir nebuvo taip jau ir sunku pasidaryti, ne? Tai tik tiesiog reikia daryti ir strategija, planas ir darbas. Kas tas yra karščiausias vasaros bonusas? Dabar jau 3 mėnuo, kada tas vyksta. Tai gal jau žinot, kas nežinot, Audronė turi padariusi labai gerą išsamų video, kiek gali uždirbti būtent atėjusi nauja mergaitė, bet aš noriu akcentuoti būtent jums, kiek jūs galite uždirbti. Nes ypatingai tos, kurios eisite rangais, kilsite rangais, jūs vis tiek automatiškai jungsit žmonės ir automatiškai jūs pasidarysite ir šitą bonusą. Tai jeigu iki 15 mėnesio dienos padarysite, ne taip, atsukam atgal, jeigu iki mėnesio galo padarysite 2 + 8, gausite net 450 eurų merginos arba 400 svarų papildomą bonusą. Bet jeigu jūs padarysite pusę, tai yra 1 + 4 iki pusę mėnesio, iki 15 mėnesio dienos, jūs dar gausite papildomą bonusą 180 eurų arba 160 svarų. Tai yra tikrai nemaža suma ir kai viską sudėsim į krūmą, tas visus bonusus, apie kuriuos čia šnekam ir nuo kurių sukasi tikrai galva ir atrodo tiek nedaug reikia. Ir kas svarbiausiai, tai yra nepasimesti, merginos, nepasimesti. Perfect 10 klubas, MMB rangas, kelionė, ne, tiek visko daug, vasaros bonusai ir taip toliau ir panašiai. Ir plus dar, merginos, mes turime labai gerą pagalbą. Aš noriu, kad jūs išnaudotumėt šį mėnesį maks, nes mes nežinom, ar kitą mėnesį mes tai turėsim. Iki 15 mėnesio dienos, aš net nežinau, ar bus pratęsta po 15 mėnesio dienos. Tai mes turime išnaudoti maks. Yra 2 dovanos, Rejuvenik aliejukas ir mūsų Hydration Booster serumas. Rodykit, pasakokit, kad dabar šiuo momentu kokios yra dėžutės, dėliokite dėžutes pagal problemas. Dabar yra bele kokius pasirinkimus dėžučių. Tikrai, aš šiandien specialiai nuėjau ir pasitikrinau, pasižiūrėjau, kokias galima sudėlioti dėžutes. Yra tikras kosmosas. Tik UK nėra, bet visose kitose šalyse, būtent ta dėžutė, kur už 280, tai kažkas tai yra nerealaus. Ir už ją mes gaunam 75 eurus sekantį penktadienį, tai yra taip pat mūsų atlyginimas. Bet tai yra žmonių verslas. Tai yra ne tik mūsų verslas, bet tai gali būti ir kitų verslas. Nebūkit gobšios, atsiverkit merginos, atsidarykit, parodykit kitiems galimybę, tai yra be galo svarbu. Jeigu jūs bijosit parodyti šią galimybę kažkam tai ir pakviesti kažką tai į verslą, tai jūs įsivaizduojat, kaip tas žmogus bijo ateiti pas jūsų į verslą. Jeigu jūs bijosit ir pasakosit apie produkciją, nepasitikėsit produktais ir pasakosit, žmogus tą jaučia. Šis verslas, jisai yra be galo nuostabus, nes mes ką darom, mes realiai naudojam produkciją, mes džiaugiamės šiais produktais kiekvieną dieną ir mums tiesiog reikia perteikti tai, edukuoti žmonės, rodyti jiems, kad jie taip pat galėtų džiaugtis, kaip džiaugiamės ir mes. Ar tai produktais, ar tai tais 5 atlyginimais į mėnesį, ar bendruomenė, ar kelionėmis. Aš esu buvus jau ne vienoj kelionėje, Rita buvus ne vienoj kelionėje, Jurgita irgi važiavo, Audronė važiavo į kelionę, Karolina važiavo į kelionę, aš tu čia visas prie lentos. Yra tiek mūsų daug, kurios pabuvo ir kurios pajuto būtent tą vidų, tą širdį. Ir tai yra nuostabu. Ir beje, darykit viską, nes aš atvažiuoju į Paryžių. O Paryžiui bus apdovanojimai. Tai noriu, kad kuo daugiau iš jūsų liptų ant scenos ir kad aš galėčiau jums visom ploti. Tai va, tai tiek iš mūsų šį mėnesį. Ar yra kažkokių tai klausimų mums? Ar mes galim... Ne viskas.
O dabar... Dar jo 5 minutės greičiau surprizą pasakau. Greičiau sakau. Tai va, o dabar pristatau tos, kurios konkursas nuo Neringos ir Kamilės. Nuo Neringos ir Kamilės, klausykitės, konkursas jums. Tos, kurios pasieks MMP rangą iki 15 mėnesio dienos, gausit exclusive mokymus rugsėjo mėnesį, kaip startuoti galingai. Kaip jums tai skamba? Nuo Kamilės ir nuo Neringos specialūs mokymai, bet kas svarbiausiai, merginos, jeigu jūs pasieksit MMP iki 15 mėnesio dienos, jūs turite visus absoliučiai šansus pasiekti MMP iki mėnesio galo. Ir tai yra kažkas tai wow. Tai yra neapsakomas jausmas. Aš atsimenu, kai aš pasiekiau MMP rangą, tai aišku buvo labai labai seniai, bet aš prisimenu kaip šiandien ir tai yra neapsakomas jausmas. Kai tu realiai padedi kažkam tai pradėti išjudėti iš to taško, ne? Tu padedi tom 2 moterim pradėti lipti savo karjeros laipteliais. Tai yra neapsakomas jausmas. Ir aš sakau, o paskiau, kai AMM pasiekė, kai MM pasiekė, kažkas tai iš viso yra. Ir čia iš viso, kiekviena diena naujiena. Tai aš įsivaizduoju, kas darysis iki 15 mėnesio dienos. Bus labai daug MMP rangų ir MMB. O svarbiausia, merginos, mes galim. Mes tikrai kiekvieną galim. Aš labai gerai prisimenu, kai Eric Worre buvo paskelbęs. Per 10 dienų MMP. Pažiūrėkit, kaip šaudė fejerverkai, kiek mergino padarė. MMP galima pasiekti per 1 dieną. Tau reikia 2 draugių. Suras, iškask jas, kaip aš sakau. Žinokit, merginos, kai yra tikslas, kai yra stiprus, sakykime, nusiteikimas, kai tu žiūri rimtai į šitą verslą. Tu atėjai čia daryti verslą. Taip, jeigu tu nenorėtum daryti verslo, tu turbūt būtumai greičiausiai dabar VIP klientė. Bet jeigu tu esi market partnerė, vadinasi, tu atėjai daryti šitą verslą. Neduok savo kito pasirinkimo, neduok savo pasiteisinimo. Man nenuotaika, atostogos, žmonės neturi pinigų, man čia niekas neatrašo ir taip toliau. Neduok savo tų, neleisk tiem pasiteisinimam užteršti tavo mintis. Nusistatyk tikslą. Duok savo šansą pačiai patikėti, kad tu tai gali padaryti. Jeigu aš tai padariau, jeigu Gabrielė, Audronė, Jurgita, nesvarbu, merginos, bet kurios, mes visos pradėjom nuo nulio žinių, nuo 0 klientų, nuo 0 market partnerių, mes visos nuo šito pradėjom. Svarbiausia, patikėk savim, išsikelk savo tikslą ir neduok pasiteisinimam užteršti tavo mintis. Ir tada to viskas bus įmanoma. Tiesiog skleiskit pozityvą, dalinkitės, kaip jūs mylit šitą produktą, ką šita kompanija duoda. Pažiūrėkit, kas vyksta dabar šį mėnesį. Man protų nesuvokiama, kiek visko pateikia. Tiesiog pinigai guli ant stalo, o kas tiesiog žiūri ir sako. Aš jums dar noriu pridurti, kad pradėti verslą kitose kompanijose reikia 1000 eurų sumokėti. Pas mūsų yra 155 eurai. Yra juokinga suma. Kad pradėti savo verslą iš namų, kur tu gali užsidirbti tiek, kiek mes šiandien apšnekėjom. Jeigu aš pasisodinčiau realią moterį verslininkę ir jai parodyčiau kompensacijos planą, ką duoda šis mėnuo, jinai per 10 dienų pasiektų MM rangą. Ne MMB, bet MM rangą. Tai va, o skirtumas yra tame, merginos, arba mes darom, arba mes nedarom. O MMP rangą tai pasiekti reikia visom. Ir man, Jurgita, ir tau, ir Rita, ir visom, visos turim pasiekti MMP rangą iki 15 mėnesio dienos. Ir į tos, kurios pasieks rangą, iki MMP rangą, tik MMP rangą, merginos, mes pateksime į nerealius mokymus, kur bus būtent mums skirta nuo Kamilės ir Neringos. Tai tikrai MMP rangą nepasisiek iki 15 mėnesio dienos, vat kaip minėjom, per 2 valandas, iš tikrųjų galima ne per dieną, per 2 valandas, su 2 draugiam pašnekėti po valandą laiką. Ir abi 2 prisijungė, 2 valandas. Super, iš tikrųjų, mūsų laikas baigėsi, įrašas merginos bus, jeigu klausimų kažkokių yra, tiesiog rašykite po tuo įrašu, rašykite į fėjas ir mes visos pasistengsime atsakyti ir duoti kuo daugiau informacijos. Tai ačiū, kad susijungėt. Ačiū, kad išklausėt, tikiu, kad daug informacijos ir tiesiog sprogsta smegenis, bet dabar tiesiog susifokusuokit, ko tu nori ir siekit. Tai plečiam verslą, market partnerių norim po 10, visos po 10 market partnerių.
Top perfekten. Viskas. Čiau, merginos. Žiauriai reikia. Žiauriai. Ačiū ir iki. 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 Čiau.